Antroji tema – Šiaulių ekonomija valdant grafams Zubovams. Vitrina numeris 5. Pasisukime į dešinę pusę. Apžiūrėkime vitriną numeris 5.1. Po Trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais Rusijos imperatorė Jekaterina II Šiaulių ekonomiją padovanojo savo patikėtiniui kunigaikščiui Platonui Zubovui. Nors kunigaikštis čia negyveno, jam mirus Šiaulių ekonomijos valdas pasidalijo jo broliai. Šiaulių dalis atiteko Dmitrijui Zubovui, lietuviškos giminės šakos atstovui. Zubovai ilgus metus rėmė Šiaulių politinį, kultūrinį gyvenimą, puoselėjo ūkį ir pramonę. Atkreipkime dėmesį į vitrinoje eksponuojamą Zubovų giminės medį ir giminės atstovam priklausiusius daiktus.